Taigi, viskas prasidėjo nuo ankstyvo ryto. 8 val. Mes jau išvažiavom iš Vilniaus ir vykom į Lenkiją. Važiavomės maždaug apie 4 valandas. Mūsų pati pirma lokacija buvo Okrągłe. Okrągłe. Tai yra kaimas Lenkijos šiaurės rytuose. Mes buvom safaryje ir sutikom labai daug įdomių gyvūnų. Jis turi gerą skonį. Gražių merginų. O, čia karvė. Bei mums pavyko pamatyti iš arčiau danielius ir elnius. O kita dalis buvo čiuožinėti su padagom nuo kalnelių. Ir ten buvo tam tikros taisyklės, kurias mums dėdulė labai gerai paaiškino. Środka, siadamy. Bei čia buvo galima čiuožinėti porose. Paskui važiavom į Kenštino, Švento Mykolo žaisliukų muziejus ir dirbtuvėles. Mus pasitiko elfas numeris 1. Labai juokingas ir žavus seneliukas mums padėjo, kaip padaryti stiklinius žaisliukus. Martynko, a powiedz mi, czy te... Na, o paskui mes jau patys galėjom pasidaryti savo 2 žaisliukus. Paskui mes užsukom į patį muziejų. Ten mes sutikom kalėdų senelį. Kaip jaučiatės? Kas patiko? Patiko saldainiai? Aš vakarėjau su seneliu, jis labai mielas žmogus ir man jis labai patiko ir aš jo nepamiršiu likusį gyvenimą. Man labai patiko kalėdų senelis. Kaip sekėsi? Šiaip visai patiko, padariau ežiuką, nespėjau dar vieno žaisliuko padaryti, bet buvo labai smagu. Kaip jaučiatės? Stenelis! Slay girl! Mano inner child taip norėjo šito. Tenais viduj, aš nežinau, ten reikia nueiti, kad pajausti tą jausmą. Tiesiog taip šilta, taip jauku, nors ir šalta, bet žiauriai šilta. Ir gyvenimas tiesiog ten atrodo be problemų. Ir... O kur? Po visko mes važiavom į hotelį miegoti. Be jokių problemų. Antrą dieną mes aplankėme Hitlerio bunkerį, vilko irštva. Čia sau ramiai Hitleris vaikščiojo su savo šuniuku, gėrė arbatytę ir klausėsi varlių. Antra lokacija buvo Rino pilis. Jeigu kažkas tai iš tų
Žodžiu, teisiamųjų buvo lengvas, tai dėdavo ant kelių akmenį. Sėskit kas nors. Taip, sako, galima užsisakyti kaip kompiuterių. Na ir paskutinė mūsų lokacija buvo Daptiškių dvaras. Shattered like you've never been before. The life you knew in 1,000 pieces on the floor. And words fall short in times like these, when this world drives you to your knees. You think you're never gonna get back to the you they used to be. Tell your heart to beat again. Close your eyes and breathe it in. Let the shadows fall away. Step into the light of grace. Yesterday's a closing door. You don't live there anymore. Say goodbye to where you've been. Tell your heart to beat again. Va tokia mūsų ir kelionė į Lenkiją.